Ar kada girdėjote apie tepimo kišenes? Tepimo kišenės tai mažas įdobas varžto paviršiuje. Mes atlikome daug tyrimų, kaip turi atrodyti geriausias sraigtinio varžto paviršius. Idealus varžto paviršius yra šiek tiek banguotas, vos kelių mikronų. Kodėl tai yra? Nes būtent šiuose įdubose kaupiasi tepalas. Todėl mes jas ir vadiname tepimo kišenėmis. Ir tai iš tiesų labai pagerina jūsų gaminio veikimą. Kodėl taip yra? Ar esate girdėję apie stick slip efektą? Stick slip efektas atsiranda tada, kai tepalas yra įspaudžiamas iš tarp veržlės ir varžto paviršiaus, o tada šie du paviršiai tarsi šaltai suvirinami vienas su kitu. Ir tai tikras košmaras jūsų gaminiui. Įsivaizduokite, kad paimate du stiklo lakštus ir stipriai juos prispaudžiate vieną prie kito, kad visas skystis tarp jų būtų išspaustas. Būtent tai ir nutinka veržlei bei varžtui, kai paviršius yra per daug lygus, o ypač dideliems varžtų komponentams, kaip matote čia šalia manęs, varžto paviršius yra itin svarbus. Šios mažos įdubos iš tiesų padeda išlaikyti tepalą. Mokslinėme pasaulyje tai žinoma, tačiau iki šiol niekam nepavyko tiksliai kontroliuoti šio proceso ar nustatyti idealaus paviršiaus. Kaip turi atrodyti šios kalvelės ir įdubos, ar jos turi būti 20 mikronų, 2 mikronų, ar arti viena kitos, ar toli? 2,5 metų vykdėme tyrimo projektą, kad surastume idealų varžtų paviršių. Ir su Hanoverio universitetu mes nustatėme idealią struktūrą. Taigi palyginome kelias skirtingas geometrijas ir sukūrėme struktūrą, kuri galiausiai sumažino trintį iki 28%. Ir tai iš tiesų keičia žaidimo taisyklės, nes trinties sumažėjimas tiesiogiai reiškia ilgesnį tarnavimo laiką. Taip, srieginių komponentų paviršiaus struktūrą mes ją labai domimės ir norime sukurti jums realią vertę. O jei norite sužinoti daugiau apie tai, susisiekite su mumis. Galime pateikti jums atitinkamus mokslinius straipsnius ir padėti patobulinti jūsų produktą.